labiausiai tai susikaupimas ir išpildymas mūsų trenerių paruošto planų, nes tikrai kiekvienose rungtynėse įvedėm kažką naujo, manau, kažkiek ten duobėjom, bet išpildėm tai, ko norėjom ir dėl pasiekoje pasiekėm pergalės šitas Ko gero buvo geriausios rungtynės ne tik pagal rezultatą, bet ir pagal žaidimą, ne? Na taip, nes pirmos buvo labai nervingos, kaip visada būna tokios po pertraukos, žinai, kad norisi tos pergalės, namų sienos, toks nervų karas buvo. O antrose ten irgi tą planą turėjom, tiesiog nesumetėm tų tolimų metimų, per didelių žaidimų. Šiandien aš taip ir galvojau, kad taip laisviau ateisim, visi toks atsipalaidavę labiau ir taip ir buvo. Nuėjom su gynybai, svarbiausia, kad pradėjom nuo gynybos. Ką ir visi akcentavom patys žaidėjai, treneriai, kad susikaupę, išsirenkam į metikas, kad neleidžiam laisvai mesti ir viskas. Pats pirmoji rungtynių pusė nekartą pataikė tritaškį, tas teigiamas impulsas plus 20 taškų, ko gero buvo esminis lūžis, ar ne? Aš nežinau, visi ten realiai mes sakėm, visi ten, kai pradėjom mesti iš visų kampų, tai ten, tai tas, manau, jie nespėjo išsirinkti ten mūsų, pataikėm tas tritaškius ir jiem nusviro rankos, jau matėsi. Esi vienas iš tų žaidėjų, kuriam tai bus antras finalas iš eilės, antras su Marijampole, trečias, prašau, bet su Marijampole antras, ar ne? Ja. Alkis, ko gero, nemažesnis, ar ne? Nu taip, tikslai yra iškelti laimėti. Klaipėda irgi jiem antras finalas per 3 metus, manau, bus tikrai toks, galima sakyti, principinis mūšis čia. Tai eisim, kausimės, turim dabar keletą dienų poilsiui ir ruošiamės finalams. Rungtynių pabaigoje uždėjai tokį labai solidų bloką, Beniškiui, ką gali apie tai pasakyti? Ką irgi į top 10 norėjau pakliūti, čia per mane dalyvauja jaunimas, tai reikėjo kažkaip tai į top 10 pakliūti ir pačiam jau.